Gerai, pergalingai jaučiuosi, kaip nugalėtojas. Likus 3 minutėm po savo tritaškio, kimėdė tritaškį ir komanda įsivežė 13 taškų, ten parodė pirštu į tiesiog pasinį signalą. Parodžiau, kad mes būsim pirmi ir viskas, čia kas be ko, kaip sakoma, ką rodžiau, tą rodžiau, bet jie patys turbūt suprato, ką aš rodžiau, man nėra skirtumą, bet parodžiau taip, kad mes būsime šiandieną pirmi ir šiandieną nugalėjom Kaune, o kaip sakoma, jeigu Kauno negali net... Jeigu Kauno, čia aš nežinau, kas jūs remia, negali net aprūpinti normalios apsaugos iš salės išėti, tai nežinau, įdomu. Vis tiek jie turėjo pasiruošti tokiem dalykam. Tai galim sakyti, kad iš esmės Žalgirio fanai nelabai moka pralaimėti. Ne, jie niekada nemoka pralaimėti, ten tokias skanduotės, pydaras, dar kažkas. Tai aš nežinau, ar juos čia puošia, ar kažką, tai be abejo, gal mums reikėjo iš karto sumušti ir išeiti iš aikštelės, bet Kaunas dar kartą parodė, kad jie yra mėšlų krūva ir viskas. Kodėl? Ar jūs prieš rungtynes negirdėjot, ką jie skandavo? Ar jūs nesiklausot? Ar labai pykstat ant Žalgirio fanų? Ne, koks čia yra pykimas, jeigu yra daug durnių Lietuvoje, tai duokit jiem kelią, tai ir duodam kelią. Tai o kitas, kai išeina kažkas tau trenkia į veidą, tai ką čia yra normalu, tai aprūpinkit normalią apsaugą ir viskas.